gerbiamasis merė, tarybos nariai. Zita Šleičytė gražiai pakvietė į 21 amžiaus šeimos konferenciją. Matyt, bus diskutuojama apie tai, kas mūsų laukia ateityje. Manau, kad ne tik mama, tėtis ir vaikai yra šeima, bet miestas taip pat yra didelis organizmas ir bendra šeima. Ir artėjant Velykom norėčiau pakviesti visus jūs, miestiečius, susikaupti ir pozityviai nusiteikus sutikti šventas Velykas. Klaipėdos miesto administracija vadovaujama paskyrus mane administracijos vadovu dirba jau metai. Iš tikrųjų, mano vadovavimo laikotarpis, atsiskaitymo laikotarpis yra 8 mėnesiai, tačiau administracija atsiskaito vieną kartą per metus už metų rezultatus ir ataskaita yra jums pridėta porą savaičių. Matyt, jūs esate susipažinę, todėl ataskaitos neskaitysiu. Tie, kurie peržiūrėję, kai kuriuose vietose skaičiai yra įspūdingi. Ir manau, kad ataskaitą peržiūrėjus galima susidaryti vaizdą, vis dėlto, ką ta administracija daro. Yra labai daug nematomų dalykų, kurie tiesiog kiekvieną dieną priimami žmonės, įvardinant, kad apie 70 000 klaipėdiečių atėjo vienokią ar kitokią formą prašyti paramos, tai sako, kad su kiekvienu iš jų buvo susitikta, jo išklausyta. Ir tai yra tikrai ta nematoma dalis darbo, kuri dažniausiai ir lieka nematoma. Tačiau čia iš tribūnos mes labai daug girdim kritikos ir pagrįstos, ir nepagristos. Ir bendras mano toks kaip politiko pastebėjimas, kad 20 metų gyvenant nepriklausomai valstybei, mes vis dar nešam tą sovietinį mąstymą, kad reikia susirasti priešų ir tik per priešą galima judėti į priekį. Tai mano kvietimas yra pozityviai dirbti vakarietiškai ir administracija yra tas instrumentas, su kuriuo politikai gali daryti politiką, jausti, kur yra politika, nes dažnai politikai irgi lenda į detalės, į administracijos daržą ir va šitoj vietoj dažnai kyla nesusikalbėjimai. Taigi, teikiu sprendimo projektą dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2000 metų veiklos patvirtinimą. Mano trumpame kaip administracijos vadovo žodyje yra išskirtos kelios dalis, kurias aš trumpai pakartosiu. Jūs pranešimą, manau, turbūt irgi esat perskaitę, kokie esminiai dalykai buvo reikalingi perimant naujos kadencijos valdymą. Tai natūralu, iš politikai, kaip ir sakiau, ir administracija, tai yra vienas bendras organizmas, kuris vieni numato strategijas, prioritetus, kiti privalo juos įgyvendinti. Mano kaip administracijos vadovo darbo stilius yra toks, kad iš tikrųjų administracija kuo mažiau kištųsi į politinius procesus ir politikai numatytų pagrindinės gaires būtent miesto vystymuisi. Ir šios dienos miestiečių problemom spręsti. Taigi, po to, kai susiformavo politinė dauguma, administracija įvertino visų politinių partijų papuolusių tarybą programas, jas apibendrino ir tai buvo adaptuota miesto strategijos vystymaisi. Todėl buvo metų pabaigoje numatyti pagrindiniai prioritetai, tai skaidrus efektyvus valdymas, sveika, tvarkinga ir saugi aplinka kiekvienam miestiečiui, miesto patrauklumo investicijoms ir verslui didinimas.
Kitas svarbus siekis mano darbe tai buvo tęstinumas tos veiklos, kuri iki šiol vyko. Kaip žinia, pagrindiniai dalykai tai yra miesto strategija, kuri 12 metais susibaigė. Mes šiemet su jumis kartu bandysime kurti naują raidą Klaipėdos miestui 10 metų. Taigi buvo užtikrinimas tos strategijos tęstinumo ir kartu taip pat, kaip ir sakiau, integravus visų politinių partijų nuostatas, judėjimas būtent suformuotas strategijos kryptimi į priekį. Kita dalis tai yra investiciniai projektai. Iš tikrųjų, daug kritikos, ar iš tikrųjų tiek daug projektų Klaipėdos miestas turėtų vykdyti, yra paimtos apie 100 milijonų kreditų ir iš tikrųjų kartais yra maišoma, kam imami kreditai. Kreditai iš tikrųjų imami ne pravalgymui, bet turto sukūrimui. Ir jeigu maždaug apie 10% kalbėti, kad reikia prisidėti savo lėšomis, tai per tą laikotarpį, kada buvo galima gauti įvairias paramas iš ES, tai mes Klaipėdos mieste pritraukiam apie 1 milijardą. Ar tai daug, ar mažai? Visada buvo mąstoma taip, kai pinigai pigus, tai yra Europa mus remia, nepasinaudoti šitą paramą būtų netikslinga. Todėl miestas ir skolinos. Miestas tikrai nėra prasiskolinęs. Vilniaus miestas turi arti 1 milijardo tokių skolų. Ir manau, kad šitoj vietoj subalansuotas paskolų ėmimas, jisai pasiteisina. Natūralu, apimtys biudžeto kol kas yra mažos, skolinimosi limitai ir šiai dienai jūs tvirtinsit apie 6 milijonus paskolų investiciniam projektam. Jisai nebeleidžia, sakysim, neatsakingai žiūrėti ir todėl mums reikės labai atidžiai pasižiūrėti ateityje ir projektus, kuriuos mes, sakysim, pritarsim vykdyti vienaip ar kitaip. Projektų didelės labai apimtis, mano galva, reikėtų galbūt daugiau žiūrėti ir į projektų valdymo kokybę, nes jeigu miestas maždaug apie 70 projektų vykdė, tai tikrai apimtis yra milžiniškos ir tokios vienos arenos projektas, tai vertas valdymo atskiros kompanijos. O Klaipėdos miesto savivaldybė savo pajėgumais tokį projektą praktiškai ir įvykdė. Mes patvirtinom veiklos planą ir aš jums aiškiai pasakiau, kad optimizavimas administracinio darbo, peržiūrint veiklą tokių aspektų, bus pagrindinis dabartinis pavasario mums iššūkis. Todėl savo ataskaitoje rašau apie tai, kad iš tikrųjų optimizavimas veiklos jisai prasidėjęs pereitais metais tikrai nesibaigė. Ir įvertinant tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybė be pačios administracijos, kurioje dirba apie 350 žmonių, dar turi ryšį su 124 biudžetinėm įstaigom, kuriuose dirba apie 8000 žmonių darbuotojų. Tai yra švietimo, socialinio, sporto paslaugos teikiančio įmonių, todėl optimizavimas darbo įvertinant ir visą spektrą biudžetinių įstaigų, tai yra didelis iššūkis ateinant šiemet. Kaip ir sakiau, 2012 metai yra tie metai, kada mes pradedame rengti naują miesto strategiją. Struktūra yra jau aptarta ir iš principo deleguoti visuomenės atstovai į šį rengimą. Todėl tiesiog palinkėsiu kartu
rimtai pasižiūrėti į miesto vystymąsi ir naujus iššūkius bei naujas galimybės sekančiam 10 metų laikotarpiui. Taigi, toks mano trumpas būtų pristatymas. Noriu padėkoti tarybos nariam už bendradarbiavimą, taip pat administracijai už darbą ir noriu, kad užduotume klausimus, į kuriuos tikrai diskusija turbūt bus geresnė. Ačiū gerbiamą Juditą, nebejoju, kad jūsų norą tikrai bus atsižvelgta. Klausimų turbūt prašausias, prašau. Gerbiamą direktorę, ačiū už labai išsamią informaciją, kurios nepasakėte žodžiu, tačiau pateikta. Klausimas būtų toksai, kaip administracijos vadovas, jūs dirbate jau beveik metus ir matyt jau neblogai susipažinote su administracijos darbuotojais, visais administracijos padalinių darbuotojais. Iš jūsų ataskaitos neišgirdome vis tik požiūrio, kaip atskiri departamentai, atskiros tarnybos, atskiri skyriai dirbo, jų vertinimo. Ar galėtume trumpai apibūdinti, kurios sritys, tarkim, jums netrodo tinkamai tvarkomos, kur reikėtų daryti tam tikrus žingsnius? Ačiū. Iš tikrųjų, ir politikai žino tas sritis, nes pereitais metais iš tikrųjų turėjome ir sporto konferenciją, kurioje buvo įvardinta, kad su sporto srities administravimu iš savivaldybės lygmens nėra gerai. Todėl sporto skyriaus vadovas yra šiai dienai netekęs darbo ir perkeltas į žemesnes pareigas, todėl šitas sritis tikrai nebuvo blizganti ir manau, kad pavyks rasti kitą žmogų konkurso būdu ir šitoje srityje, sakysim, turėsim šiemet geresnius rezultatus. Pagal struktūrą mes turime departamentinį valdymą ir už departamento ribų yra keletas rimtų skyrių, tai yra ir juridinė tarnyba, tai yra ir jūsų tautoji viešosios tvarkos tarnyba, kuri galėčiau pasakyti, kad per trumpą laiką tikrai suformavo gerą įspūdį ir kryptis paimta teisinga. Tai noriu pagyros žodį viešosios tvarkos skyriui pasakyti. Juridinės tarnybos irgi turėjom problemų, sakysim, pereitą kadenciją. Manau, kad šita tarnyba irgi labai tvarkingai įsikomponavus yra ir nekelianti problemų, sakysim, visai administracijai, nors anksčiau taip pat buvo lygtai trintis. Dėl departamentinio valdymo, tai turėčiau pasakyti, kad pradžioje taip pat keitėsi darbo braižas ir poslinkiai yra tiek planavimo departamente, socialinis ir ugdymo departamentas ilgą laiką turėjo bendrą vadovą, po grįžimo ponios Laužkienės išsiskyrė departamentai, tai yra atsirado 2 vadovai, todėl natūralu ir pokyčiai iš karto atsirado, sakysim, į teigiamą pusę. Dėl ūkio departamento truputėlį manau, kad skyriaus vadovai yra silpni, todėl, sakysim, to efekto, kokio norėtųsi jo šiai dienai nėra. Ir likęs yra dar vienas, tai yra departamentas, kuris dirba su investiciniais projektais. Tai šitoj vietoj, sakysim taip, krūvis yra milžiniškas. Ir pasakyti, kad ten viskas yra labai gerai, tikrai negalėčiau. Bet tai, kad jie vykdo ir yra tokius projektus, kaip yra Arenos, ir pastatytas be papildomų pajėgumų, tai yra tikrai geras ženklas, kad žmonės sugeba dirbti. Finansų departamentas biudžetą patvirtino, sakyčiau, taip gerų rezultatų. Tačiau nėra ten gerai atskirose dalyse. Jeigu finansų sritis, jinai, sakysim, labiau valdoma iš finansų ministerijos ir braižas yra aiškus, tai apskaitos dalis, jinai dar turbūt kol įvesim visą apskaitos sistemą naują, integruojant į biudžetinių įstaigų
apskaitą, tai jinai dar, sakysim, truputėlį gal sušlubuos. Tačiau šiandien norėčiau pasakyti tokį pavyzdį, kad į apskaitos skyrių mes pravedėm konkursą, atėjo žmogus, padirbo 2 dienas ir išėjo. Tai kad taip tai rodo, kad apimtis čia iš tikrųjų yra milžiniškos. Ir ne visi darbuotojai, kurie ateina, sakysim, gali dirbti būtent tiek daug darbo, kiek jo čia yra. Ačiū. Manau, kad toks išsamus jūsų atsakymas ir rezultatas, kad daugiau niekas nebenori klausti. Ar yra dabar, aš paklausiu, kolegos, aš tik primenu, kad norintieji klaus galite paspausti mygtuką nelaukdami atsakymą pabaigos. Taip, na, dabar viskas aišku. Dabar Arūnas Vapšys, pažadus registravimo. Prašau. Galima vieną klausimą? Jūs ataskaitoje rašote, kad priimti 33 valstybės tarnautojai. Iš jų 14 konkurso būdu, 19 pakaitinių. Kodėl konkurso būdu priimta mažiau negu pusė tiek daug pakaitinių? Ar tai neskelbiami konkursai? Ir kiek žinau, yra tokių pareigų, kurios jau laisvos, bet konkursai dar nepaskelbti. Tai čia vienas mano būtų toks klausimas. Dabar kitoje vietoje dėl viešųjų pirkimų. Perskaičius rašote taip. Konkurso dalyviai pateikė 13 pretenzijų. Ir dabar aš norėčiau perskaityti toliau, kiek jų buvo pagrįstų, kiek atmesta. Bet toliau sakinys skamba taip. Priimta 13 sprendimų, kuriuose arba priimta, arba atmesta. Na, toks atsirašinėjimas man labai panašu į tai, kaip buvo praeitais metais paskola 7 milijonai arenai, o pristatoma darželiams. Tai yra arba nepasakoma, arba taip iškreipiama. Ir dar vieną aš tokį turiu, kaip jūs vertintumėte tai, kad praeitais metais visuomeninė organizacija padavė į teismą administraciją už tai, kad administracija nesitarė su visuomenė, konkrečiai tai Poilsio parką. Ačiū labai, jūs jau išnaudojate 2 klausimų, 3 netgi. Gerai, prašau. Dėl viešųjų pirkimų, sakysim, manau, kad ponas Karmanovas atsakys, nes jis yra pirmininkas šitos komisijos. Dėl priėmimo į darbą, tai priėmimas į darbą pagal įstatymą į valstybės tarnybą yra 2 galimi keliai, tai yra vienas yra kelias, tai yra konkurso būdu, kitas kelias yra, kada žmogus iš vienos valstybės institucijos pereina į kitą valstybės instituciją. Pakaitiniai yra priimami į laikinai vakancinės vietas, tai yra, kada moteris išeina į dekretą. Ir šitam laikotarpiui yra leidžiama priimti taip, būtent tam laikotarpį, be konkursų. Dabar, kas link visuomenės atstovų kreipimosi į teismus dėl nesitarimo, tai turiu pasakyti, kad teismo sprendimas akivaizdus, administracija nieko nepažeidė. Ir administracija pateikė tarybai sprendimo projektus, kurie čia buvo pritarti. Tai tarimasi, netarimasi, tai čia, man atrodo, mano galva labiau yra politikų reikalas bendrauti su visuomenė ir parnešti informaciją, kurios norima yra, kad administracija ją paruoštų. Tai dar vienas klausimas dėl... Prašom, galbūt Viačeslavas Karmanovas, atsakykite dėl viešųjų pirkimų čia paklausimą. Apie viešųjų pirkimų, aš kaip viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas norėtų pasakyti, kad iš 300 viešųjų pirkimų, kurie vykdė mūsų savivaldybės administracija, gauti tik tai 13 pretenzijų, aš tai parodo, kad skyrius labai profesionaliai rengia konkursų sąlygus. Iš tos 13 pretenzijų 2 tik tai buvo nagrinėta ir pagrįsta, visi kiti buvo atmesti. Tai irgi skaitau, kad yra geras dalykas, nes jeigu pretenzija yra atmesta, tai yra galimybė teikėjų kreiptis į teismo. O su teismui mes tikrai turim irgi geras rodiklis. Ačiū už papildymą. O dėl paskolos, tai aš ir šiandien galiu pakartoti, kad tiek pereitą
pereitais metais, kur patvirtino paskolą 7 milijonus, tiek šita paskola 6 milijonai yra įmama kofinansuoti struktūrinės paramos projektus. Taigi, arenai finansuoti priimtas sprendimas buvo prieš 5 metų. Jam buvo numatyta net 35 milijonai litų, tačiau visa suma nebuvo įsisavinta. Tai interpretacijos yra galimos įvairios, tačiau faktai yra tokie. Ačiū labai. Tokio užsirašymo eilė Natalija Istominė, prašau. Aš norėčiau paklausti dėl informacinių technologijų. Tarybos nariai. Buvo jau daugelio skyrių savivaldybės administracijos kalbama, kad jau greitai startos nauja svetainė ir ta informacija tam tikra, gal čia nereikia dėti, nes greitai dėsime naują svetainę, bet jau praėjo 8 mėnesiai ir daugiau, jau faktiškai metai, o ta nauja svetainė Klaipėdos taip ir nestartavo. Norėčiau paklausti kokią situaciją. Čia vienas klausimas, o kitas irgi su informaciniam technologijom. Savo ataskaitoje jūs rašot, kad startavo vieno langelio tobulinimo Europos Sąjungos finansuojamas projektas ir tada galima tikėtis, kad elektroninė paslaugų sistema vieno langelio taip pat bus įdiegta mūsų savivaldybėje. Galima, Lina Vėlikienė. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai. Pirmas klausimas dėl elektroninės demokratijos projekto. Kaip žinia, šį projektą įgyvendina 7 savivaldybės ir dokumentų valdymo perkėlimo tam tikri darbai jau yra įvykę. Galbūt trumpais procesais, ką aš norėčiau pažymėti, tai yra dokumentų visas buvo kompiuterizavimas, jie perkelti į bendrą Lietuvos dokumentų valdymo sistemą. Galite matyti, kaip per mūsų Seimo tinklapį, per dokumentų valdymo sistemą. Antras etapas tai yra bendros sistemos sukūrimas, tai yra transliacija ir tai, ką šiandieną mes matome ir kom naudojamės. Tai yra antras etapas. Trečiasis etapas yra visų šitų sistemų suintegravimas, transliacijos, dokumentų valdymo, gyventojų aptarnavimo ir taip toliau. Iš tikrųjų, meras skiria pakankamai didelį dėmesį dėl šio projekto. Buvom pasikvietę ir pagrindinius rangovus, kurie yra UAB Sintagma ir UAB Įdamas. Ir su visomis 7 savivaldybėmis kalbėjome ir dėrėjomės, kokios pagrindinės problemos. Pateiktas pirminis projektinis sprendimas, kuris buvo dėl turinio valdymo sistemos, tai yra tinklalapio valdymo sistemos, netenkino Kretingos ir Palangos rajono savivaldybių, todėl buvo iš naujo vėl sugrįžta prie pirminių sprendimų ir šiuo metu jau yra keliamos visose savivaldybėse duomenys ir Klaipėdos savivaldybės interneto svetainės duomenys taip pat yra keliami. Vylėmės, kad per porą mėnesių mes turėsime rezultatą, kuriuo naudosis ir miestiečiai, ir tarybos nariai, ir visi. Antras klausimas dėl vieno langelio projekto. Šis projektas turi baigti šių metų Liepos mėnesį. Mes jau esame suderinę pirmame aukšte Klaipėdos miesto savivaldybėje bendrą vieno langelio aptarnavimo sistemą. Turėtų atsirasti terminalas, kurie gyventojai atėję paspaudė ir užsirašė į tam tikrus skyrius šio terminalo įdiegimas. Ir vilėmės taip pat, kad šią vasarą šis projektas baigsis. Ačiū labai. Viačeslav Titovas, sakantis klausimas, prašau. Gerbiami administracijos direktoriai, aš parašiau kreipimasis dėl maisto tvarkymo skyriaus vedėjos Irinos Šakalienė irgi, kuri per komisijos posėdžio pažemino vežinėjo gerbiamo klaipėdiečio Germano Čepo. Pasakykit, ar jau padaryta kokia išvada ir kokia išvada gali būti čia. Ir antrą klausimą, pasakykit, per 2011 metų, kiek buvo tokio panašus kreipimas nuo klaipėdiečius, kiek buvo padaryta tyrimas, kokios išvados buvo padaryta, ar buvo nubaustas administracijos darbuotojas arba atleisti iš darbo. Pirmą klausimą turiu pasakyti, kad tarnybinis patikrinimas parodys ir jeigu bus pažeidimai, tai darbuotojas bus nubaustas. Dabar dėl iš miesto gautų tikrai pereitais metais nebuvo, tačiau tarnybinių patikrinimų, pačioj administracijos vadovo, mero teikimų buvo tikrai nemažai. Dabar bendrą skaičių aš tikrai jums nepasakysiu, nes turi būti paskirti. Išvados įvairios yra. Išvados įvairios buvo ir nusižengimo, ir
atleistas buvo Vaidekūnas, man atrodo, už neblaivų elgesį. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad netgi ir Zaleckio rezonansinis dalykas neleidžia, visi matydami, kad blogai dirba, negalima, sakysim, taip vienareikšmiškai pasakyti ir išmesti žmogų iš darbo. Nes teismas tikrai pasižiūrėjęs jį atstatytų. Vien dėl to, kad Zaleckis turi apdovanojimų, Zaleckis turi mažametį vaiką ir va šitoj vietoj tikrai nemanyčiau, kad reikia taip sklaidytis, kad, jeigu išmetei, tai jau reiškia darbą atlikai. Tai iš tikrųjų administracija žiūri į teisės aktus ir žiūri, kaip atlikti veiksmą, kad teismas negrąžintų darbuotojų darbą. Tai 12 tarnybinių patikrinimų ir vienas buvo atleistas. Ačiū labai, gerbiama Lilija Petraitė, prašau jūsų klausimas. Jūsų ataskaitoje rašote, reikia užtikrinti didesnį sniego valymo paslaugą, reiškia dėl to ten sumažinti valymo plotą ir panašiai. Sakykit, ar šiemet žiemą buvo sniego ir kur tas sudėtingas valymas? Kad pas mus kažkokia yra ten problema, visada nepasiruošė, visada nespėjo valyti. Bet šiemet sniego nebuvo. Gerbiama Lilija, ataskaita yra nuo 2011 sausio 1 iki 2011 gruodžio 31. Jeigu pamenat, keletais metais mes tikrai turėjom labai daug sniego ir šitoje vietoje neturiu pagrindo nemanyti, kad mes nevalėm miesto. Tuo labiau, kad iš tikrųjų reikėjo ir išvežti netgi sniegą ir tai labai brangiai kainavo pereitų metų sausis vasaris Klaipėdos miesto biudžetui. Ačiū labai. Jeigu dar vieną klausimą, gal tada po gerbiamą reikės registruotis iš naujo. Paslubeika, prašau dabar. Taip, aš turėsiu kitų klausimus, pasikeis klausimas. Tikrai pastebėjote, darbas tikrai didžiulis padarytas. Ir aš kaip susipažinau, tai tikrai malonu buvo skaityti, milžiniškas darbas atliktas, surašyta vaizdžiai, aktyviai, plačiai. Tačiau, kodėl, gerbiama direktorė, vienas tokį jūs teiginį vartojate pačioj pradžioj, nors noriu pastebėti, ar kas pastebėjo, kad yra pozicija, opozicija miestų gyvenime, miestų darbe, ar net žiniasklaida tą pastebi, nepastebi, o štai čia pažymėta, pačioj pradžioj. 2012 metų prioritetai parengti remiantis Klaipėdos savivaldybės tarybos daugumos veiklos programa ir apibrėžė gaires tarybos kadencijos laikotarpiui. Juk tai visos Klaipėdos planai ir programa, juk tai visos Klaipėdos rinkėjai rinko visos. Tai kodėl išryškyti daugumos, o paneigiama, kad kiti čia yra dalyvauja kaip kokie žmonių atstovai. Net savivaldybės darbuotojai yra įvairių pozicijų, įvairių pažiūrų yra. Nereikia, ir manau, kaip jūs manote šitą tokį dalyką? Gerbiamas Lupeika, iš tikrųjų sutikim su tuo, kad taryboje yra pozicija ir opozicija. Tai jinai yra oficialiai įvardinta. Aš savo pranešime sakiau, kad mes visų programas įvertino. Tačiau kaip ir vyriausybė turi savo programą, tai yra ta, kuri valdo, jinai turi programą ir pagal ją yra dirbama. Tai šitoj vietoj, pykit, nepykit, bet iš tikrųjų daugumos žvilgsnis mums yra pagrindinis ir mes taip ir įvardiname. Bet visos programos visų ir Demokratų partijos irgi yra programa įvertinta ir priemonės, kurios, sakysim, yra bendros, kai kurios priemonės žinom, kad visas politinės programas yra vienodas. Ačiū, gerbiama Lilija Petraitė, pasiklausimas. Gerbiama direktorė, jūs labai teisingai įvardijote problemą, kad ne visur suformuotos daugiabučių gyvenamųjų namų sklypų ribos, kodėl ir kyla įvairios problemos tiesiog tokius ūkinės. Kada tas bus padaryta, jūs neminite? Nėra jokio tokio konkretaus atsakymo, kada sutvarkysit gyvenimą. Iš tikrųjų, vieną dieną tikrai taip nebus. Procesas yra prasidėjęs. Jisai nėra labai, kol kas, sakysim, aktyvus. Tačiau, kaip žinia, jūs ir pritarėt viso miesto detalių planų rengimui. Tai, iš principo, šiemet mes užbaigsim visą miestą, nuklosim detaliaisiais planais.
Ir pagal tuos detaliuosius planus yra suformuotos daugiabučiuose, šalia daugiabučių namų, būtent kelių daugiabučių kiemas suformuotas, kuris turi būti registrų priskirtas gyventojams. Gyventojai tikrai neparodys turbūt interesų, neįsiregistruoja ir nesiregistruos koordinačių. Po šito veiksmo, kada bus įregistruota registre, jau teritorija priklausys gyventojams ir jie galės naudotis taip kaip savo kieme. Tai, kaip ir sakiau, vienu ypu mes negalėsim ir visų kiemų suformuoti, nes tai labai dideli pinigai yra ir tiek, kiek šiemet yra numatyta, o ten yra labai daug, tai keletą tokių tikrai priskirsim. Aš manau, kad tas procesas per kokius 5 metus galbūt, sakysim, eis jau iki visų, kad visiems bus suformuota, atiduotos tos teritorijos ir jos jau bus gyventojų jurisdikcijai. Ačiū. Dar gerbiamas Vytautas Upeikantas, jūs klausimas. Dabar antras klausimas būtų apie nelengvą miesto administravimą, apie nelengvą darbą tikrai ir čia. Na, ne vieną kartą sutinku lifte važiuojantį žmogų arba moteris, vyriškis, akis spaudžiantis, trina, kas čia savo gerbiamas. Skauda. Kodėl skauda? Darbo daug. Kompiuteriai. Nuo ryto iki vakaro, 8 valandos. Tai štai tokia atsitaška einu į priekį. Labai į savivaldos pusę eina gerai, kad jau prasideda seniūnaičių rinkimai. Labai puikiai pirmininkauja, net per daug puikiai, kokiam per daug laisvai jūsų pavaduotoja, kuri leido net vienam žmogui, kitam žmogui po 9, po 6, po 8 apylinkės užsiimti. Čia laikau per daug laisvai. Įstatymų. O kitas dalykas, ar jūs nematote, gerbiamą direktorį, ar tai galite pritarti? Juk tikrai yra nelengva valdyti milžiniškai jau didelį miestą. Seniūnaičiai padės, nors jūsų komentarai, mačiau, spaudai nelabai kokie buvo. Bet aš manau, kad artėja ir turėtų kada tai būti, kad jums lengviau būtų, kad miestui geriau būtų ir seniūnijos. Vadinkim, kad norim, apylinkėmis, seniūnijomis, valsčiais, kas bebūtų, bet tai būtų tikrai lengviau. Tikrai, ar jūs nematote galimybių, kad reikia Klaipėdai kaip Kaunui, Vilniui ir kitiem miestam. Tik tai 3 miestai Lietuvoje tėra. Klaipėda, Panevėžys, Visaginas, dar kur tos sakytus 4, bet tokios gražios savivaldos. Visai Lietuva valdosi iš seniūnijų. Vakar klausėt panoramą, tai vilniečiai apskritai mažina seniūnijų darbuotojų skaičių ir ten seniūnijos liks po vieną seniūną tik tai. Iš tikrųjų turiu pasakyti, kad jeigu miestas būtų šiai dienai suskirstytas į seniūnijas, tai miesto valdymas kainuotų brangiau. Tai va šitoj vietoj turbūt reikėtų apsispręsti, ar mes tuo keliu einam ar neinam. Iš tikrųjų, buvo padaryta prieš 8 metus galimybių studija apie tai, ar Klaipėdos miestui yra reikalinga seniūnijos, ar miestas gali būti valdomas iš vienos vietos. Tai rezultatai tokie, kad iki 200 000 žmonių gyventojų miestas gali būti valdomas iš vienos vietos ir tai yra optimalu. Tuo labiau einant į vieno langelio principą, kada žmogus galės ateityje matyti pareiškimą ir iš namų parašyti, tai tikrai vieta, kur turėtų atsirasti dar valdininkų, nėra visiškai, sakysim, tinkamas kelias ir aš tikrai nepasisakau, kad miestas būtų suskirstytas į seniūnijas. Įstatymas, tą patį pakartosiu, ką ir laikraščiui pasakiau, įstatymas sako, kad seniūnijose yra seniūnaičiai. Tačiau jeigu nėra seniūnijų, tai seniūnaičiai tampa dar viena valdžia. Tai yra valdžia, tai yra iš tikrųjų neapmokami darbuotojai. Tai va, toj vietoje mes kaip ir Klaipėdos mieste turėsim 2 valdžias. Tai yra seniūnaičių valdžia ir tarybos narių valdžia. Tai kaip tas procesas vyks, aš šiandien tikrai negaliu pasakyti, net neįsivaizduoju. Galbūt aš neteisi, gal viskas susitvarkys ir bus seniūnaičiai didelis ramstis, bet šiai dienai man truputėlį fantazijos trūksta. Ačiū labai, apibendrinant jūsų atsakymą, padarykime, kas negalime, kad gausėtų miestiečių gretos. Taip, ačiū už atsakymus, klausimų daugiau nebėra. Kolegos, yra norinčiųjų pasisakyti. Yra čia vienas klausimas. Atsiprašau, galima Gerbama Jolanta, yra tarybos posėdis. Reglamente yra pasakyta, kad miesto tarybos nariams leidus galima užduoti klausimą.
Gerbiama Jolanta, reikia užsirašyti iš anksto ir atsiprašau, netrukdykite tarybos darbo. Paskaitykite reglamentą, kokia tvarka ir kam yra sudaroma galimybė. Miesto tarybos nariam leidus galima užduoti svečiam klausimą. Aš perskaitysiu, patogiai man reglamento. Simonas jau sakė. Taip. Čia yra... Na. Taip, yra 44 reglamento punktas. Per posėdį galima kalbėti tik posėdžio pirmininkų leidus. Pirmiausia, pasisako komitetų, frakcijų pirmininkai, tarybos nariai pateikė pasiūlymus dėl sprendimo projekto. Svečiams kalbėti galima merui leidus, savivaldybės tarybai pritarus. Gerbiama Jolanta, aš jums neleidžiu kalbėti, jūs jau šiandien kalbėjote iš tribūnos ir tarybos laikas, nes jau prieš pirmą klausimą svarstame daugiau negu valandą. Nepykite. Jūs registruosite, dėl kalbėdėčių tribūnai galėsite kalbėti, tikrai niekas neprieštaraus. Taip pasisakyti nori gerbiama Lilija Petraitė, jūs norėjote pasisakyti. Prašau. Aš tikrai atidžiai perskaičiau, kiek tai buvo įmanoma šitos apimties ataskaitos savivaldybės administracijos direktorius. Be abejo, darbas yra dirbamas. Administracija čia vien tų biudžetinių įstaigų ir yra savivaldybė Klaipėdoje, kiek aš sprendžiu pati klausimus, yra kompetitingi, raštingi ir darbuotojai, ir padalinių vadovai. Bet man vis tiek šiandieną su tokiu priekaištu įstrigo pati pradžia ponios direktorius, kuris sako, pas jūs yra, ponai tarybos nariai, sovietinis mąstymas, ateikite į vakarietišką, jūs susirandate priešus ir akcentuota, kad tai yra, reiškia, administracijos daržas. Mėlieji, visa savivalda ir visas tai nėra vien tik administracijos daržas. Ir čia, kadangi aš vien taip pat rašiau labai daug paklausimų, koks man susidaro įspūdis. Man tiesiog norėtųs juos padaryti kaip kitą kartą felietoną. Į savo paklausimus gaunu tokį a priori atsakymą, kelios ten įstatymų raidės ir į konkrečius klausimus praktiškai aš negaunu konkrečių atsakymų. Ir yra toks įspūdis, kad mūsų savivaldybės taryboje, reiškia, geriausias tarybos narys, kaip sakydavo ten Amerikos kolonizatoriai, geriausias indėnas, miręs indėnas, tai pas mus geriausias tarybos narys yra tylintis tarybos narys. Aš suprantu, kad yra patogiau, kai tie tarybos nariai nieko neklausia, nieko nesako, tik klusniai pakelia rankas. Taip nebus. Ir ant tos opozicijos, ar tarybos narių, kurie turi nuomonę, nereikia pykti, įsižeisti. Opozicija visur yra sveika. Aš taip pat turiu ir partijoje, ir gyvenime opoziciją. Jinai priverčia pasitempti ir dirbti. Nes jeigu nebūtų tarybos nariai neatliks savo pareigos ir nežiūrės, ką daro administracija, tai, mėlyje, aš labai daug matau, kur yra ne taip daroma, kur yra rezerva ir pataupyti, ir galbūt nereikėtų šiandien. Man tikrai buvo gėda ryte klausytis, kai jauna mama pasakė, darželį krinta langai, o mes čia, žinot, taip sakant, pasišvaistom. Yra tų rezervų, yra vidinių rezervų, net nereikia kažką ypatingai nei paskolų imti, bet yra per tiek metų, tai vadovai nesikeičia, yra nusistovėjusi tvirta sistema. Ir netgi tie, aš manau, administracijos darbuotojai, jeigu jie norėtų labai prieštarauti kažką tai naujas kryptis ar raidas dėkti administracijos direktoriai, taip pat būtų pavadinti sovietinio mentaliteto darbuotojais ir manau, kad ilgai nepadirbtų. Žinot, yra 101 inteligentiškas būdas. Taigi, yra ir geri darbai nėra, gyvenime nėra nei juoda, nei balta. Darbas yra daromas ir yra jis turi būti daromas, yra už tai mokamas darbo užmokestis ir visa kita. Bet patikėkit manim, pasitempti yra kur. Netgi su šita elektroninė svetainė. Mūsų savivaldybė, aš perskaičiu, nes žiniasklaida rašo 60 vietoj iš 60 savivaldybių. Taigi aš jau kiek esu tarybos narė metus laiką, ten nesikeičia ta struktūra, yra nepatogi ir nepadaryta. Nors mūsų gerbiama čia direktorius pavaduotojai labai gražiai kalba, čia reikia oratorinio meno mokytis. Ir iš to kalbėjimo reikia ne tik kalbėti, reikia ir padaryti. Taigi, aišku, administracijos ataskaitai direktorius reikia pritarti. Aš nemanau, kad čia kaip pasakyti, yra padaryta, kvalifikuota ir raštingai, bet
požiūrį į tarybos narius, požiūrį į gyventojus, kurie ateina, reikia keisti. Nėra pas mus, kad žmogus laukiamas, sutinkamas ir kad jis gautų atsakymą. Bent kas liečia savivaldybės administracijos pačią direktorių, yra pakankamai arogantiška. Ačiū. Ačiū labai. Kalbant apie svetainę, turėsiu pasakyti šventą raštą, kuris irgi išmano žodžius, kad žmogus turi būti stiprus tikėjimu, neregėjimu. Tikėkime, neužilgo svetainė tikrai bus pirmaujančių gretose Lietuvos savivaldos. Taip, gerbiamas Arūnas Bapšys, prašau. Aš jau klausiau direktorės, kaip vertina tai, kad visuomenininkai administraciją padavė į teismą. Dėl to, kad nėra kviečiama, nėra tariamasi. Tai aš taip atsakymą neišgirdau. Tai kaip dabar išeina? Seniūnijų nereikia. Meras tik tai į Facebooką rašo gyventojai, kur nenuvalyta, sakykit. Tai gal seniūnai galėtų padėti, matytų savo rajonus, kur blogai valoma žiemą sniegas. Visuomenininkų nereikia, administracija pati geriau žino, konkrečiai dėl poilsio parko, dėl visų Klaipėdos parkų likimo. O dabar sakyčiau taip, kad išdraskymas gavosi šito parko ir šiandien nusprendžiama perduoti turtą vienur, kitur. Dėl tų 7 milijonų paskolos. Ar tikrai mes, tarybos nariai, turime nusileisti iki to, kad visiškai negirdėti, ką sako administracijos darbuotojai į kamerą, tai kad, o kam reikia teikti dokumentus, aiškinamosius raštus prie sprendimų projektų, vis tiek tarybos nariai jų neskaito. O juk iš tikrųjų tai buvo raštas, kuris buvo iki mūsų tarybos narių nedarėjęs, gal tų 7 milijonų. Jame buvo aiškiai parašyta. Arenai finansuoti. Dėl pabrangusios arenos reikia 7 milijonų. Raštas mums nepateiktas, informacija nepateikta. Pakalbėta, kai konkrečiai užklausė, kam skiriama, pakalbėta apie darželius. Ir dėja šiandien aš vietoj to, kad išgirščiau tai, kad administracijos darbuotojai padarė klaidą. Klaidingai pristatė. Girdžiu dabar tą patį, kad arenai ne. Tie pinigai nenaudoti. Iš tų 7 milijonų, beveik 5 milijonai panaudoti tikrai arenai jau konkrečiai leidom finansuoti. Ar tikrai tarybos nariai, mes esame tokie tylūs, tai yra geri yra tie, kurie yra tylūs, kaip sakė Lydija, ir niekam nieko nereikia. Paduokim sprendimą, prabalsuokim ir reikime kuo greičiau iš čia lauk. Deja, pritarti šitą ataskaitą tokia, aš negaliu. Dėkui. Vytautas Lukaiga, prašau. Keletą per visą pranešimą pasižymėjau, tai labai nekritikuodamas, tačiau pastabų turiu. Na, sakykime, viena jaunimo politika. Matau, sėdi jaunimo vadas, viską, bet darbuose man pasigėdau efektyvaus orientuojančio praktinio darbo, kuriant jaunimo verslumą, įdant mažinti bedarbystę. Vien yra jaunimo politika, jaunimo politikos kontrolė, jaunimo politikos esmė, o bedarbystė jaunimo tarpe verslumo nepajutau. Minėjau apie pasisakymą anksčiau apie gatvės, apie numeracijas, apie visus šitą kampinių namų nevykdymą numerą, reiškia, tvarkai, dar nėra to dalyko. Užkliuvo tokia mintis. Klaipėdoje socialinio būsto reikia laukti net 15 metų. 15 metų reikės laukti būsto, tuo tarpu daugybė naujų pastatų yra laisvų. Na, ar negalima, žinau, yra skelbimai, mačiau, juk reikėtų pradėti savo pirkinėti, gal ir iš brangesnius, gal ir iš šiek tiek brangius pastatus, butus, ir mažinti tą 15 metų eilę. Prašau, Vytautai, gerbiami tarybos nariai, prašyčiau ramybės.
galima, nes labai įsismarkavo. Kultūra ir sportas. Ne apie sportą tai kalbėsiu, ne apie pačią kultūrą, apie vieną dalyką. Apie garbę žmogui. Štai per metus galima pagerbti vieną tik žmogų. Toks yra pasirodo prieš daug metų priimtas miesto tarybos potvarkis. Tokiam mieste kaip Klaipėda, kur rajonuose po 2-3 žmonės yra gerbiami per vienus metus kalendorių, o čia tik vienas. Juk Klaipėda kūrė, stato, gydo, mokina, lavina, puošia, maitina, stiprina labai daug puikių nuostabių žmonių. Štai šiemet jaučiu vienas kandidatas yra, o yra nepagerbtų puikių žmonių, sakykime, toks Modestas Paulauskas, ar kas atsimena, visi žino, bet jis yra, niekada nebus pagerbtas, jeigu tik tai bus tokia tvarka. Švietime labai prasti dalykai yra su mokyklų ir gimnazijų sporto aikštynais ir stadionais. Šiaip aš švietimo labai pertvarkas didelis ir gražios yra, tačiau apie tos milžiniškus plotus, apie tą žemę, kuri aplink mokyklas yra, nežinau, kaip kada galima sutvarkyti, čia miesto administracija tikrai galėtų pagalvoti konkrečiau. Urbanistinė plėtra. Detaliųjų planų yra jau labai daug, marios, o darbų jos įgyvendinant nėra jokių, jie gula į stalčius. Paveldosauga. Tik 2 objektai per metus pripažinti paveldosaugos iš naujo. Tuo tarpu mieste yra labai daug puikių pastatų, kurie yra apleidžiami, nematomi. Tyrimas į pastatas Liepų 3 šalia kitų sutvarkytas. Ačiū tikrai taip, iš priekio. Tačiau kieme griūva kolonus, griūva piastrai, griūva stogas važiuoja, viskas kieme. Iš vienos pusės, kaip nenoriu lyginti, kokie tai poniai pasigdažo. Ūkio departamentas, kaip minėjau, yra apsileidimų daug yra, išsilūpę nesutvarkytos granitinis dambas, senamiestyje, smulkios granito frakcija, labai nepatenkinamai, parazituojančiai, neprižiūrimai užaugų miesto kiemai krūmais. Šviestuvai skęsta lapuose, medžiuose, tamsų vakarais. Istoriškai gražių pastatų ne taip jau daug turime Klaipėdoje, tačiau jie taip pat yra peraugę Sportininkų gatvėje, Manto gatvėje ir kituose yra tokios architektūros gražios, o tokiais 1850 metų pažymėtais pastatais jie nesimato, net nepaveiksluosi jų. Nieko, net ir tas, kur čia prie pajūrio ir toks gražus ir pano ant sienos ištapytas iš brangus darbas, žmonės gali paveiksluoti, specialiai medis užsodintas, užaugs milžiniškas, tai požiūrį nėra. Taigi rūšiavimas šiukšlių išvežimas taip pat yra nepakankamai geras. Keleivių pervežimas tai yra viena iš situacijų kartu su švietimu minėsiu kaip miesto pažyba. Tai yra labai puikiai organizuojamas keleivių pervežimas ir tobulinamas. Ūkio skyriuje toliau jeigu kelių priežiūrai paminėsiu, liko pernai nesužymėta labai daug eismo linijų gatvėse, magistralėse, Šilutės plente ir kitur. Taip, kad yra daug darbų dar nepadarytų, o visumai darbas yra daromas, savivaldybė pluša dirba, tačiau tikrai iš centro nebus matomas visas miestas, kol nebus seniūnijų, kol nebus dalis personalo žmonių iš čia perkelta į seniūnijas už tos platų biudžeto pinigus, tol nebus miestas gerai matomas, gerai signalizuojamas, gerai sutvarkomas. Aš pritarčiau administracijos darbams ir matyt balsuosiu už. Ačiū labai, noriu pagirtis Vytautai Kilpo, nustatyti reglamentą, ką reiškia patirtis yra 5 minutės pasisakymą. Tai gerbiamas Viačeslav Titov, prašau. Miesto valdybės administracijos 2011 metų veiklos ataskaita. Lietuvos Rusų sąjunga negali balsuoti už, todėl kad mes nepatenkiname, kaip vyksta konkursai, kaip vyksta tyrimai. Kaip pavyzdžiui, dėl miesto tvarkymo skyriaus vedėja Irina Šakalinė, tyrimas eina jau 2 mėnesį, kuris galima už porą dienų viską tyrimą padaryti. Jeigu administracija dirba taip visur, taip administracija neužtenka ir tokio ir taip etato, reikia didinti 2 tada. Mes manom, kad administracija dirba nesklandžiai ir neefektyviai. Ir negalima atsakyti už. Yra supratimo. Vytautas Tupikėjus dar kartą norite kalbėti? Supratome, ačiū. Rimantas Taraškevičius, prašau. Gerbiami kolegos, sakoma, tobulybė tikrai ribų nėra. Ir galbūt galima surasti vieną kitą priekaištą administracijos kalbė. Tačiau pirmai žodis aš norėčiau pasveikinti Vytautas Malavičiūtę ir jos visą komandą. Savo frakcijos, manau, kad ir koalicijos partneriai man pritars su pateikta ataskaita.
labai gerai suvokiu tą darbą apimtį, kurią tenka vykdyti komandai ir gula ant administracijos vadovo pečių. Galiu teikti, kad vadai Judita iš tikrųjų su savo darbus susitvarko labai gerai. Ir jeigu reikėtų vertinti darbą balais, į tai įrašyti sprendimo projektą, aš tai siūlyčiau tai padaryti ir įvertinti pačiu aukščiausiu balu. O dar įvertinti ir tai, kad šitas didžiulis krūvis gula ant moteriškų pečių, siūlyčiau pridėti ir pliusą. Todėl siūlau diskusijas užbaigti ir pritarti pateiktam sprendimo projektui dėl administracijos direktorės ir administracijos darbo ataskaitos pateikimą. Už šitą sprendimą siūlau balsuoti už. Ačiū labai, kai aš teisingai suprantu, protokolinio pavedimo dėl įvertinimo balais, ko gero nesiūlysite. Gerai, kolegos, pasisakėte visi, kas įdavote ir klausimus užduodate. Taip pat tada kolegos kviečiu registruotis. Registruotis, pakliai pertraukti. Prašau registruotis. Taip, kažkas nespėjo įsiregistruoti dar, kolegos. Ar pakartoti dar kartą registraciją? Gerai, kolegos, dar trumpąją registraciją, prašau, gerbiamą Vaidai, imkite. Dar trumpąją registraciją, kolegos, prašau, dar kartą registruotis, kad nepraleistume progos išsakyti savo poziciją. Taip, 28 tarybos nariai užsiregistravo iš 31. Taigi, kolegos, kviečiu balsuoti už sprendimą dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 metų veiklos ataskaitai. Prašau, pradėti balsavimą. Ačiū, kolegos, 27 balsavus už. Atsiprašau, 21 balsavus už. Prieš balsavus 2 ir susilaikius 4 tarybos nariams, direktorės ataskaitą pritarta, sveikiname Juditą Germaitis, administraciją, sėkmingą vaikus pirmųjų metų karjerą. Gerbiami tarybos nariai, iš tikrųjų dėkui už įvertinimą ir tiesiog visus kviečiu dirbti vardan tos Klaipėdos, vardan klaipėdiečių. Ačiū labai, kolegos, pertrauką iki 10:11.